Sveiki! Šiame video aš jums parodysiu, kaip pasigaminti probiotinį jogurtą namuose be didelių išlaidų, bei papasakosiu, kokias naudas ir poveikį jūsų organizmas gaus iš to. Gaminsime jogurtą iš bene labiausiai ištyrinėtų laktobakterijų padermių, tokių kaip L. reuteris 17938 bei L. gasseri. Įsivaizduokite jogurtą, kuris ne tik skanus, bet ir gali pagerinti jūsų virškinimą, žarnyno darbą bei miegą. Taip pat stiprina imuninę sistemą bei sutvarkius mitybą gali mažinti pilvo riebalų apimtį. Taigi, kodėl kalbame apie būtent šią bakteriją? Lactobacillus reuteri – tai bakterija, kuri vaikystėje gaunama su motinos pienu. Kūdikiai, kurie ilgai maitinami motinos pieno, ateityje pasižymi geresnė imuninė sistema. Ši pieno rūgšties bakterija tiesiogiai veikia į mūsų plonąjį žarnyną ir įtakoja mūsų imuninę sistemą. Vėliau, dėl antibiotikų, kasdieninio streso bei netinkamos mitybos mes ją prarandame. Gera žinia, kad yra sukurtas probiotikas, atstatantis šį prarastą žarnyno pagalbininką. Pradėjus vartoti šį probiotiką, ženkliai pagerėja virškinimas, sumažėja pilvo pūtimas, pavalgius atsiranda lengvumas. Bet tai tik pradžia. Šis probiotikas mažina žarnyno uždegimus, tvarko tokias problemas kaip opinis kolitas, celiakija, dirgliosios žarnos sindromas, skrandžio problemos, stiprina imunitetą, gerina miegą ir nuotaiką. Taip pat šis probiotikas tinka ir vaikams, ypač jeigu jie turi virškinimo problemų bei dažnai serga peršalimo ligomis. Tai dar ne visos naudos šio stebuklingo probiotiko. Daugiau informacijos, kaip probiotikas veikia į plonąjį žarnyną ir kokias kitas naudas duoda, rasite aprašymus po mūsų video arba apsilankę mūsų Facebook grupėje Pasveik be vaistų. Probiotiniam jogurtui gaminti jums reikės L. reuteri kapsulių, taip pat L. gasseri, 100% inulino, ir pasterizuoto pieno. Kas netoleruoja laktozės, gali gaminti iš pieno be laktozės. Taip pat reikės ir jogurtinės. Jogurtinę patartina pirkti su programuojamu taimeriu ir temperatūros sensoriumi. Taimeris turėtų būti bent 36 valandų, o temperatūros sensorius iki 40 laipsnių. Na štai pradedame gamybą. Pilame pieną į indą. Įpilame nedaug, kokią stiklinę pusantros. Imame inuliną. Dedame 2 šaukštus, inulinas yra probiotiko maistas. Tai skaidulos, kuriomis maitinasi šitos bakterijos gerosios. Išmaišom gerai viską. Nepatingėkit pamaišyti, kad įsimaišytų, nebūtų gumuliukų. Ištirptų visas inulinas piene. Imame tada bakterijas, tai yra kapsulę paėmėme, įbarstome viduj kapsulės esančius miltelius, taipogi išmaišome viską gerai, išmaišome, nepatingim pamaišyti. Supilame likusį pieną. Dar kartą išmaišome. Pamaišom.
Toliau visą turinį supilame į indelius, kuriuos rasite, kai pirksite jogurtinę. Matote, jogurtinė padėta, ten jau yra vandens įpilta. Jogurtinę reikia įpilti vandens. Paskui, kaip brandinsit jogurtą su maistiniu termometru, pamatuosite vandens temperatūrą, kad nebūtų daugiau 37 laipsnių Celsijaus. Štai nuvalome indelius gerai. Išvalome dangtelius. Uždengiame. Tada pylėm vandens. Taip įjungiam. Ir sudedame į jogurtinę. Viskas. Nustatome temperatūrą, timerį laikmatį 36 valandas ir jūs gausite kokybišką produktą, probiotinį jogurtą su 300 milijardų gerųjų bakterijų. Kada dauguma vaistinių parduoda probiotikus iki 2 milijardų bakterijų. Tai kiek jums reikėtų išgerti šitų bakterijų, kad pajustumėt realią naudą. Ir taipogi paros kaina šito probiotiko gaunasi 50 euro centų. Ir nereikia išleisti krūvas pinigų, kad susitvarkyti ar žarnyno problemas, ar skrandžio virškinimo problemas. Tai ką? Jeigu patiko šitas video, spauskite patinka, dalinkite su draugais ir iki greito karto. Sėkmės!